Pradedam pasivaikščiojimą po Kauną, koks autobusiukas nulėkė. O, reikia Akropolį, žinoma, o čia va. Štai tokia va įdomi skulptūrų parodėlė, čia kokia ekspozicija. Visą laikas arkliuko su dujokauke. Medinių skulptūrų ciklas nematyta vaikystė. Nu, mano vaikystė nebuvo su dujokauke. Mergaitės kokia raketa rankoj. Kodą nuskanuoti šitą galeriją, pabandyti vėl reikia. Žiūrėsim, kaip čia gausis, kur čia mano kodo skaitytuvas. Nu. Medinė skulptūra jau greitai, Kaunakino 40. Nu tai va, jau yra. Gal nebent daugiau kažkas dar bus. Čia mergaitė valtimi, meškiukas, lagaminas. Tokie laksto visi šumacheriai ir jūs vaizduot bando. Dar va štai koks kareivis. Įdomu. Padaryta. Sveikinam, pasigražėsim truputį panoramą. O aš tai kaip gražiai atrodo bažnyčia, o Kaunas. Viską. Akropolio stogas, čia remontuoja, mano visada remontuoja. Ir jokios naudos. Pasivaikščiosim. Tas Aleksotas, grūdų fabrikas Kauno grūdai. Šančių dangoraižės tolumoj matosi. Dar šalia dar vieną stato. Grūdai. O va štai ir arena. Čia. Suprašoma, laikinai uždaryta. Nu, čia aplinkui daug neis apeit. Nu, bet kiek galima, tiek praeisim, pažiūrėsime. Kur aš esu, lyg draudžiama, taip. Galima, galo bus galima nueiti. Ir ten tolumoje, ten ta kolacijų, ten kažkoks tas matosi. Gal nueisim pasižiūrėti. Akropolio stogų. Arenos reklamos. Man matosi šviečia Žalgirio arena. Tokia panorama. Šviečia Akropolis. Nieko tam Akropolį nėra, ten tolumai vaiduoklis statomas. Buvo kažkada taip ir stovi apleistas, kada baigtas nieko, va čia va priekį va stiklinis. Irgi buvo nugriauta, dabar va stiklinė dėžutė pastatyta. Gražu, gražu iš aukštai. Aš tai va jau žemiau nusileidau. Tenka grįžti po parduotuvę. Keliaujam po Kauną, gražius oras, viską. Naujam kanale nauji video. Gal seną, gal pavyks. Truputį gavau. Pusė žingsnio paštas grąžintas. Štai Nemuno saloj. Akropolis liko už nugaros. Kaip namų krūva. Čia arena. Robotukas koks važinėjo. Jauna žolė.
gražiai sutvarkyta ten sporto aikštynai, krepšiniui, teniso, žmonės poilsiauja. Žiūrėt, vestuvėm paruošta, yra švenčiamas vestuvės, ateina žmonės viską. Nu, tokia alėja. O, ten žaidimai, kokie vaikų. Žaidimai aikštelė padaryta, kad vaikam praleis laiką. Tai tenais va žaidžia. Na, eisim, pasižiūrėsim. Čia guminis padarytas toks padas. Taip, bet smarvė tokia gumos. Va, toliau treniruokliai. Viską. Treniruokliai. Įvairiausi padaryti. Nori galima sportuoti. Gražiai sutvarkyta. Daryti vaikams aikštelę žaidimų, suaugusiems pasportuoti. Ten tolumoje dar matosi vaikam irgi laipiot. Treniruoklės išvažiuojame. Kokį nori svorį, spaudžiam rankiną ir užsisukuoja. Visų tai padaryti yra. Čia kaip tas ėjimų. Sportavę žingsniavime tokiu takeliu. Čia koks pastatas didžiulis. Einam pasižiūrėsime viską. Pusė su dviračiais. Mes einam čia. Šitom baltu. Žiūrėt. Manau, naujas namų kvartalas Nemunaičiai auka. Dygsta Kenmėlių. Einame. Matote, ten kaip toks dangtis atidarytas, atrodo. Pasižiūrėsim iš arti. Tolumoj matos įspalvint ant Pelėdų kalno vėsuojantį. Nuo senų laikų laikais būdavo iškeliama vėliava tam tikrą valandą, tai vietiniai gyventojai žinodavo kiek valandų. Kai nuleisdavo, žinodavo, kad vakaro 7 valandų. Čia maždaug. Įėjimas iš kitos pusės tenais yra. Iš čia. Čia. Kitas krantas. Dangčio. Krepšinį sportuoja. Smagu pasivaikščioti. Oras pasakiškas. Pagaliau vasara. Grįžta tarptautuką. Viską. Jaujam atgal. Jaujam per Pėsčiųjų perėją. Ir aš čia tokį vieną įdomų dalyką pastebėjau. O, mirksi žmogeliukas, nieko spėjom. Matau, kaip geriau fanai įdomi. Visokių reklamų priklijuota.
ant stulpo. Toks yra įdomus piešinukas.